Neseniai buvau Europos lyderių forume ir ten girdėjau daug paskaitų, mokymų, pamokslų ir taip pat dar mačiau labai daug skaidrių. Tai šiandien mano pirmas pamokslas su skaidrėmis, kurios turėtų toj pasirodyti. Bet šiaip, jeigu būtume dalyvavę mano pačiam pirmam pamoksle apskritai, tai būtumėt pamatę palapinę prikimštą paauglių, gražų šiltą vasaros vakarą, gyvybingą šlovinimą. Viskas, ko reikia geram pamokslui, išskyrus būtumėt nepamatę manęs ant scenos pamokslaujančio. Entuziastingas jaunuolis gavo pasiūlymą prieš stovyklą papamokslauti. Ir jis šiek tiek jaudindamasis atsakė taip. Tada jis atvažiavo į stovyklą ir besiruošiant stovyklai pirmą dieną jo dar pasitikslino, tu ruošiesi pamokslui, tu pamokslausi. Ir sako, taip, ruošiuosi, pamokslausiu. Bet išaušo ta lemtinga pamokslo diena ir tas jaunuolis pasakė užtikrintą ne ryte visiems vadovams. Visi pasimetė, panikos akis, grėsė tuščia scena per susirinkimą. Ir kažkam reikėjo mane išgelbėti ir pasakyti improvizacinį pamokslą. Labiausiai man buvo gėda klausyti savo pirmo pamokslo, nes aš nebuvau ant scenos, bet buvau tarp paauglių. Aš nežinau, ar jūs turit savo gyvenime tokią istoriją, kai tavo žodžiai ir tavo gyvenimas prasilenkia ir tarp jų yra labai didelis atstumas. Ir tada darosi labai nejauku. Jėzus kalno pamoksle aiškiai parodo ir pasako, jog taip negali būti. Kad tarp tavo žodžių ir tarp tavo gyvenimo, tarp tavo žodžių ir tarp realybės, tarp to, ką tu pasakai, kad padarysi ir to, ką tu padarai, negali būti jokio atstumo. Tu turi kalbėti tiesą. Sakyk, kaip yra ir te bus, kaip sakai. Atsiverskim kartu Mato 5 skyrių. Paskaitysim nuo 33 eilutės. Jėzus sako 33 eilutėj. Taip pat girdėjote, jog protėviams buvo pasakyta, neprisiek melagingai, bet ištesėk viešpačiui savo priesaikas. Paskui pratęsim toliau, bet čia galim sustoti. Jėzus šitoje vietoje necituoja nei vienos konkrečios Senojo testamento eilutės, bet jis apibendrina visą įsakymą apie priesaikas, kuris buvo Senajam testamente. Pavyzdžiui, pats Jėzus sako, bijok viešpaties savo Dievo, jam vienam tarnauk, glauskis prie jo ir jo vardu prisiek. Labai įdomu, kad pats Dievas duoda įsakymą prisiekti jo vardu. Jis sako, prisiekinėkit. Ir dar mano vardu, glauskitės prie manęs. Kodėl Dievas duoda tokį įsakymą, priesaikų? Kodėl, kad žmonės savo santykiuose turėtų priesaikas? Dėl to, kad žmonės yra melagiai ir apgavikai. Ir išradingi piktadariai. Suprasti gal, kaip atrodė Senojo testamento pasaulis, padės viena iliustracija iš 20 amžiaus. 20 amžiuje vienas misionierius, jo vardas buvo Donas, su žmona keliavo į Indoneziją, pas gentį, kurie buvo kanibalai, kurie niekada nebuvo girdėję Evangelijos, ir jie tenais atvyko. Gyveno tarp jų, teikė jiem vaistus, gydė juos, gal dėl to jų ir nesuvalgė, bet priėmė ir labai vertino.
ir po truputį mokėsi jų kalbą. Ir galiausiai jie išmoko jų kalbą taip gerai, kad galėjo pasakyti Evangeliją. Ir tai susikvietė visos genties vyrus ir pradėjo pasakoti. Ir jų veidai buvo tokie abejingai, sakė, kad maždaug jie kultūringai manęs išklausė, ką aš noriu jums pasakyti. Ir tada aš Evangelijai priėjau tą vietą, kai pasakoju, kad Judas išdavė Jėzų ir jų visų veidai nušvito. Jie pradėjo šypsotis, sužiūrėti vienas su kitu, pradėjo ploti, džiaugtis. Ir aš nesupratau, kas vyksta. Pasirodo, visoje Evangelijoje Judas buvo jiems herojus, o ne Jėzus. Nes apgavystė, išdavystė, štai kas yra gyvenimas ir štai kas yra vertybė. Ir Dievas, suprasdamas, koks yra šis pasaulis ir kokie yra žmonės ir kokia yra ta kultūra, davė savo vardą ir davė priesaikas, kad žmonės turėtų santykį kažkokį, kad jie ne vienas tik tais prieš kitą būtų atskaitingi, bet taip pat būtų atskaitingi ir prieš Dievą. Padėjo priesaikos jiems išpildyti žodį, net kuris ir buvo sunkus. Ir čia dar yra du įsakymai apie priesaikas. Dievas sakė, mes pasakysim, tuoj suprasit, kodėl tai bus svarbu. Padaręs viešpačiui savo Dievui įžadą, nedelsk jo įvykdyti, nes viešpats tavo Dievas pareikalaus iš tavęs ir tai tau bus nuodėmė. Jei nepadarysi įžado, tau nebus nuodėmės. Pažadėjęs laikyki žodžio, nes tu laisva valia davėjai įžadą viešpačiui savo Dievui, kai savo burną pažadėjai. Nevokite, nemeluokite, neapgaudinėkite vieni kitų, neprisiekinėkite neteisingai mano vardu ir nesutepkite savo Dievo vardo. Aš esu viešpats. Ir kai mes atkeliaujam iki Naujojo testamento laikų, priesaikos Izraelio kultūroje tuo metu tapo daug dažnesnės ir kasdieniškesnės. Žmonės prisiekdavo dėl tokių dalykų, kai ateini pirkti parduotuvėje vaisių ir sakai, duok man vaisių už denarą, ir tau duoda vaisių už denarą, ir tau sako, duok denarą, aš jau tau daviau, tu įsidėjai. Sako, ne, neįsidėjau, prisiekiu, daviau tau denarą. Ir tada kasininkas gali galvoti, daug žmonių čia aplinkui, aš sukuosi, gal jis tikrai man davė tą denarą. Arba net buvo galima, jeigu turi parduotuvę ir paskiri žmoną būti kasininkė arba valdytoja, galėjai reikalauti žmonos priesaikos po darbo dienos, kad visi pinigai yra tenais, kad nei viena prekė nedingo. Net ir paprastuose santykiuose priesaikos tapo žodžių dalim, kur be priesaikos atrodo mes negalim susikalbėti. Bet žmogaus širdis yra linkusi apgavystę ir fariziejai ir rašto žinovai labai įdomiai išaiškino, mes matom, ką Dievas norėjo pasakyti šitų įstatymų, kokia yra jo esmė, ko jis tik iš mūsų. Ir jie išaiškino taip. Svarbiausias dalykas šitos įstatymuose yra, čia paryškinau, nežinau, ar matosi pakankamai, viešpačiui savo Dievui. Davei įžadą viešpačiui savo Dievui. Mano vardu. Okei. O kas jeigu aš duodu priesaiką ar įžadą ir nepasakau, kad Dievo vardu tai darau? Akivaizdžiai parašyta, jog tokia priesaika negalioja. Tai va, kartais tai būna įstatymai išaiškinami. Širdis, kuri klastinga ir galvoja, kaip prasisukti, taip pat išaiškina akivaizdų įsakymą. Jo. Kitam įsakymą tai atrodo taip, anie pabrėžė, jo vardu prisiek. Ką Jėzus atsako tokiam išaiškinimui ir tokiam gyvenimo būdui, kur priesaika yra kasdieniška, kur nepasitikėjimas klesti. Skaitom nuo 34 eilutės. O aš jums sakau, iš viso neprisiekinėkite nei dangumi, nes jis Dievo sostas, nei žeme, nes ji jo pakojis, nei Jeruzalė, nes ji didžiojo karaliaus miestas. Neprisiek nei savo galvą, nes negali nei vieno plauko padaryti balto ar juodo. Visų pirma, Jėzus sako, jūs bandote Dievą
išimti iš savo priesaikų. Bet tai neįmanoma. Ir jis cituoja Bibliją ir naudoja logiką jiems parodyti, kad ir ką tu sakai, Dievo neišimsi iš savo žodžių. Sakydamas, neprisiekink dangumi. Sako, prisiekiu dangum, grąžinsiu tau skolą. Tu galvoji, kad dangui nėra Dievo? Prisiekiu žeme, tavo avis, kurias man paskolinai, dingo be mano žinios. Tu prisiekinėjai, kas sukūrė žemę. Čia Dievo pakojis. Ką tu gali pasakyti, kur Dievo nėra? Net savo galvos, kad ir kaip norėtum, negali sustabdyti nuo žilimo. Jinai priklauso Dievui. Kitas dalykas, kai Jėzus nori pasakyti, jog šito įsakymo esmė buvo, kad tu tiesiog visą laiką sakytum tiesą. Tai buvo tau pagalba kalbėti tiesą. O jie priesaikas, vietoj to, kad naudotų, kad būtų lengviau ištesėti pažadą, pavertė savo melo instrumentu. Ištesi dialogai yra prirašyti fariziejų, įstatymo mokytojų, kaip jie diskutuoja apie priesaiką. Pavyzdžiui, su parduotuvė, kai buvo, tai kitas tada sako, tai jeigu vyras gali parduotuvėje prašyti žmonos atsiskaityti, tai kodėl jis negalėtų ir namuose to paties padaryti? Jėzus pasako tokį sprendimą. Jis nesako, kaip reikia formuluoti priesaikas, ar dar kažką, jis 37 eilutėje tiesiog pasako. Verčiau jūs sakykite taip, jei taip, ne, jei ne, o kas viršaus, tai iš pikto. Jėzus duoda mums deguonies, uždeda maskę ir sako, neriam giliau, kaip ir su kiekvienu šitu aš jums sakau. Ne? Kaip jisai sako, kad taip, fariziejai sako, aš nieko nenužudžiau, aš nesėdėjau už tai kalėjime, bet jie sako, neriam giliau, kokia yra žudimo priežastis, pyktis, kokia yra neištikimybės priežastis, svetimavimas širdyje, kokia yra lengvabūdiškų skyrybų priežastis, savanaudiškumas. Ir kokia yra problema su priesaikom. Ne pačios priesaikos, bet jūsų pikta širdis jas apsukti. Ir Dievas sako, kad šito įstatymo, kuriems daviau esmė, buvo, kad jūs visą laiką sakytumėte tiesą. Kad jūsų taip būtų taip, kad jūsų ne būtų ne. Aš galvau, ruošdamasis pamokslui, Dieve, aš pamokslauju ne vaikam, kurie šokoladiniais dantim gali tau pasakyti, kad nevalgė šokolado, ar paaugliam, bet bažnyčiokam, kas čia iš mūsų nusakinėja savo žodžius ar apgaudinėja piktybiškai. Galvoju, Dieve, čia apie priesaikas, mes Lietuvoje jau nebesakom taip, tiesiog, kad kiekvieną sakinį įterpiam prisiekiu. Kaip Dieve pritaikyti šitą žodį? Ir aš meldžiausi. Ir Dievas man priminė tą kartą, kai pirkau daiktą brangiau, nei sakiau. Priminė man tą kartą, kai neprisipažinau nusikaltęs. Kai šiek tiek išpučiau savo istoriją ir ją pagražinau. Kai apie kažką kalbėjau blogiau, negu buvo iš tikrųjų. Sakiau, kad parašysiu ir neparašiau. Sakiau, kad pasimelsiu. Aš niekada to nebeprisiminiau. Sakiau, kad padarysiu per šią savaitę, kažkokį darbą atliksiu laiku. Ir taip jo ir nepradėjau. Apgautas, apgaudinėju kitus. Jėzus sako 37 eilutės pabaigoje, taip jei taip, ne jei ne, o kas viršaus, tai iš pikto. Ką reiškia tas iš pikto? Galima būtų aiškinti dviem būdais. Galima būtų sakyti iš piktojo, apgautas velnio,
arba iš pikto, tai iš savo širdies lobyno iškeli klastingą geismą apgauti. Ir mano širdis mane apgauna, kad be tavo pripažinimo aš pražūsiu. Dėl to aš gražinu, dėl to vaidinu, kad esu apsukresnis negu esu iš tikrųjų. Visi kažkaip labai pigiau visur nusipirka negu aš. Mano širdis mane apgauna, kad ramybė yra geriau už tiesą. Dėl to aš tau į akis niekada jos nepasakysiu. Už akių pasakysiu. Mane apgauna, kad jeigu aš nepritapsiu, aš liksiu vienas. Dėl to aš išsižadu savo įsitikinimo ir nuomonės ir labai lengvai prisitaikau. Apgautas, apgaudinėju kitus. Jėzus klausia tavęs, ar gali atsakyti už kiekvieną žodį, ar tavo taip yra taip. Ne. Ir tada Jėzus sako, taip. Tokį atsakymą ir tikėjausi iš tavęs. Ateik pas mane. Jeigu tu elgsti ir trokšti teisumo, tu būsi pasotintas. Jeigu pripažinsi, jog tavo žodžiai ir realybė skiriasi, jeigu pripažinsi, jog ne visą laiką kalbi tai, ką galvoji, aš galiu padaryti tave teisiu. Tik tais aš tai galiu padaryti. Ateik, aš išmokysiu tave pagalvoti prieš sakant. Ateik, aš išmokysiu tave nebijoti pasakyti žmogui tiesą. Ateik, aš tave išmokysiu atverti savo širdį. Ateik, aš išmokysiu tave pasitikėti Dievu, kad Jis tave pripažįsta. Kad Jis tave pripažįsta dėl manęs, sako Jėzus. Ir tau nereikia kitų pripažinimo. Ateik, būk priimtas į dangišką šeimą ir neieškok to priėmimo kitur desperatiškai. Aš tave pasotinsiu. Tavo širdis prisipildys. Ir tu galėsi visada sakyti tiesą. Štai ką Jėzus sako. Priesaikos buvo laikinas Senojo testamento sprendimas. Tai yra širdis, kurią gali sukurti Dievas, kurią Jis kuria kiekvienam, kuris ateina ir atgailauja. Štai koks iš tikrųjų buvo Dievo planas mums žmonėm. Štai koks galutinis sprendimas. Ir Dievas mus priima, mus atleidžia, kaip ir stovyklos vadovai. Aš stoviu čia, pamokslauju, kitais metais mane pakvietė į stovyklą ir leido pabandyti iš naujo. Pasimelskim. Dieve, šlovinam Tave, garbinam Tave. Dieve, kas gali Viešpatie nenusidėti žodžiais? Dieve, meldžiu, apreišk mums kiekvienam, kur mes suklystam. Padėk mums Viešpatie ateiti pas Tave atgailauti ir keisk mūsų žodžius, keisk mūsų širdį Viešpatie, iš kurios tie žodžiai ateina. Padėk mums būti su Tavimi ir trokšti teisumo, Dieve. Tegul mes šlovinsim Tave savo žodžiais. Nešim Tau gyrių garbę. Ir kad matys žmonės Viešpatie pasikeitimą mūsų gyvenime. Tu pasotinti gali. Jėzus Kristus vardu. Amen.
Dabar pradėsiu antrą pamokslą. Pusiau juokauju. Labai trumpai norėjau atsakyti į klausimą, tai kaip yra su priesaikom, ar mes galim prisiekinėti ir kas tada šiandien čia vyks, ar čia bus įžadas, ar priesaika, kai žmonės krikštysis. Priesaikas galima priesaikas galima duoti. Sakyčiau, dėl dviejų dalykų. Kai pažiūri šitos vietos kontekstą, tu supranti, kad Jėzaus esmė čia buvo, mes galim paimti ir šitą tekstą interpretuoti taip pat, kaip rašto žinojo ir fariziejai, ir sakyti, neprisiekinėkite. Ir dar svarbu, sako, taip ir ne. O kas jeigu pasakau, aha, jo, arba sakai, aš tik palinksėjau galvą, aš tau nieko nesakiau. Ne apie tai Jėzus kalba. Šitam, kai mes skaitome Kalno pamokslą, kontekste jis nori parodyti, kad tiesiog gyvenkit visą laiką tiesiai. Būkite vientisi. Kitas argumentas, dėl ko galima tam tikros priesaikos, yra tai, kad, pavyzdžiui, apaštalas Paulius prisiekinėjo savo laiškuose. Jis sako, Galatams sako, ką jums rašau, tvirtinu Dievo akivaizdoje, jog nemeluoju. Pasiema Dievo akivaizdą ir sako, nemeluoju. Arba korintiečiams, šaukiuosi Dievo liudytojų savo sielai, kad neatvykau į Korintą jūsų gailėdamas. Bet ne tik apaštalas Paulius prisiekinėja, bet pats Dievas duoda priesaikas Biblijoje. Hebrajams 6 skyriuje. Kai Dievas davė Abromui pažadą, neturėdamas ko aukštesnių prisiekė savimi, sakydamas, iš tiesų, aš laiminte palaiminsiu tave, dauginte padauginsiu tave. Dievas duoda pažadą, prisiekė, duoda įžadą, kaip pavadinsi. Tai yra šiaip labai nuostabu. Mes, kai prisiekėm ar duodam įžadą, kreipiamės į, kad sakom, žmonių akivaizdoj, Dievo akivaizdoj. Dievas neturėdamas ko aukštesnių prisiekti, prisiekė pats savimi. Jo, Dievas prisiekia, šiaip tai Dievui nereiktų prisiekti. Jo žodis visą laiką yra tiesa, bet būdamas mums maloningas ir gailestingas ir žinodamas, kad mums sunku kartais jo pasitikėti, jis duoda mums priesaiką. Jis sako, aš tikrai tai įvykdysiu. Dėl to praktiškai, kaip pritaikyti šitą vietą, taip mums nereikia kasdienėje kalboje prisiekinėti. Bet iškilmingose akimirkose, santokoj, jeigu tapsit seimūnų, kada eisite kariuomenę, krikštysitės, jūs galite pasakyti įžadą, jūs galite prisiekti. Ir kai Dievas sako priesaiką, tai jis nesako dėl to, kad tai nėra tiesa. Bet priesaika, pavyzdžiui, yra kažkoks žodis, ką jis nori pasakyti, kai jisai prisiekia, kai jisai pažada. Jis sako, šitas yra labai svarbus. Šitą tau reikia paryškinti, pasibraukti ir išgirsti. Štai kas yra priesaika. Tai, ką sakysiu, yra labai svarbu. Kažkam pasižadėsiu, kažkam, kas galbūt truks visą gyvenimą, gal tik tais vieną mandatą. Ir šiandien tie, kas krikštysis, jie nesakys taip. Jie sakys taip. Štai aš, Dievo akivaizdoj, bažnyčios akivaizdoj, pašvenčiu savo gyvenimą Dievui. Visą laiką būsiu su juo, seksiu juo, myliu jį. Tai vat, tai čia mano antras pamokslas. Dabar tą jau taip galėsit jūs išgirsti visi. Mes nufilmavom
kiekvieno, kuris krikštysis liudijimą. Jisai bus trumpas, mes bandėm padaryti iki minutės, pritaikytas naujiems socialiniams tinklams. Bet iš tikrųjų ir dėl to, nes jų yra 16, tai jeigu būtų ilgiau, tai ilgai čia sėdėtume, aišku, šiaip būtų visai smagu. Tai mes dabar paklausysime, paskui kviesim juos ant scenos, laiminsim ir švęsim šitą šventę, kur žmonės ištaria taip Kristui. Paklausykim.